Ar galimai tu pirksi miškus ir iš Latvijos? Norėčiau, bet yra nemažai rizikų. Pasiūlymų visokių jau ateina, plaukia. Rangovus noriu samdyti lietuvius, kad žinotume, kaip tvarkingai padaryti, bet nieko neturiu šalia gyvenančių rangovų kol kas nesusiradęs. Taip. Kaip atsirenki tos genrangovus, kad jie nepasišiukšlintų? Visi jie sako, kad tvarkingai dirba, bet realiai po pirmų 2 jų darbo dienų nuvažiuoji, pasižiūri rezultatus, kaip atrodo ir tada supranti, arba jie toliau gali dirbti arba ne. Nuvažiuoju, jeigu pamatau išmestą atominę bombą, tada pasakom, gal išsiskirstam arba dirbam tvarkingai. Anatominė bomba, tai kai viskas ateina ir, bardakas, totalus, visiškai, absoliutus. Nei vieno sortimento nesimato, visi krūmai, šakos išdraikytos po visą mišką, po kirtimo viskas susitvarko, pasidaro, bet tada reikia mokėti brangiau už traukimo paslaugas. O šiaip techniškai koks yra skirtumas tarp Lietuvos miškų ir dabar Latvijos miškų? Gal kažkokia flora fauna skiriasi? Realiai nieks nesiskiria, miškai lygiai tokia pat kaip ir pas mumis. Kirtimo taisyklės tik tai skiriasi, ten ganėtinai viskas paprasčiau yra. Kaip pavyzdys, pas mus leidimai kirsti mišką galioja metus laiko, Latvijoje 3 metus. Pas mus miškuose, privačiuose yra daromi miškotvarkos projektai, kurie galioja ten nuo 10 iki 20 metų, o Latvijoje tokių dalykų nėra. Tokio dalyko kaip miško projektas nėra. Ten liberaliau? Liberaliau, taip. Mes esam labiau gerokai pažengę negu Latvijai. Daug kur filmavom, kur yra viskas sužymėta. Atskirti kirtimai tiek einamieji, tiek plyni, užrašyta PL, atrankiniai. O ten visiškai nieko nėra, absoliučiai. Ten tik tai su dažais, vos, nežinau, gal papuolėme tokią miško valdą, kur taip pat žymėta prastai. Bioįvairovės medžiai irgi neužymėti, nepalikti. Operatorius ar kirtėjas pats turi nuspręsti, kurį medį palikti. Tam miškininkui Latvijai sakau, biški, čia reikės daugiau jums darbo įdėti ir meilės į šitą visą reikalą, jeigu norime mes dirbti kartu, nes, pavyzdžiui, Lietuvoje mes miškininkai, kas parengė dokumentus reikalingus kirtimui, viskas yra padaroma nuo A iki Z. Užžymimi visi medžiai, atribojamas biržės, kad matytų jau atėję kirtėjai ir traukėjai, kad atskirtų, kas yra natūrai sužymėta. Nereikia jiem galvoti, jiem reikia tik dirbti. Šiaip jų darbas ir yra uždirbti pinigus kertant ar traukiant medieną, o ne mastant, ką turi palikti, o ko neturi palikti. Miškininkas ir turi atlikti savo miškininko darbą.